atlikti ir panašiai. Visi turėtų suprasti, kad pats kompiuteris yra iš esmės visiškai deterministinė sistema. Tai reiškia, kompiuteris iš tikrųjų yra labai, išsireiškiu, bukas renginys. Jis sugeba tik atskirti nuliuką nuo vienetuko. Eina elektros srovė ir iš tikrųjų visos operacijos susiveda į taip. Jis gali pasakyti taip arba ne. Pagrindinis klausimas ir didžiausia problema yra iš tikrųjų, kaip padaryti sistemą kokybišką. Ir tą galima padaryti. Žmonės viską sukūrė. Tai, ką mes turim, tai yra žmonių darbas, tai bet kurią sistemą galima tikrai padaryti teisingą. Klausimas, kiek tai reikia įdėti pastangų ir kaip tai padaryti teisingai. Tai yra, kad tai būtų užtikrintas ir žmonių dalyvavimas ir tų pačių sistemų kažkoks objektyvumas. Kaip minėjai, ne verslas skaičiuoja balsus ar rinkimų komisija, tai padarys kompiuteris. Lygiai taip pat kaip ir dabar jau balsai yra suskaičiuojama apylinkėse ir yra įvedami į tos pačius kompiuterius ir rinkimų komisija jos pas save tiesiog kompiuteriuose susumuoja. Tai kaip ir kompiuteris irgi jame jau dalyvauja ir kaip ten gali būti klaida, jeigu jis bus netinkamai įgyvendinta, taip lygiai taip pat tai gali būti netinkamai ir, vadinkim, turint visą procesą elektroninį. Dėl tų pačių, dėl imigracijos klausimo. Jeigu žmogus yra pilietis, ar mes turime jį riboti arba spręsti už jį jo teises. Ar jis gali dalyvauti Lietuvos, vadinkim, visuomenės arba šalies formavime ar ne. Jis yra pilietis, jis turi savo pareigas. Neseniausias pavyzdys, kad netgi išvykę žmonės turi susimokėti mokesčius, bet jis taip pat turi tas teises. Tai aš manau, kad mes turim jas riboti. Tuo labiau, kad jie šiandien gali ambasadose arba ambasadų sukurtose specialiuose vietose atlikti balsavimą, netgi būdami užsienyje, kuom jie be užsiminėtų. Tai, manau, pagrindiniai tokie keli argumentai. Kviečiu taip pat kitus. Ponas Petrauskas norėtų. Gal galėčiau atsakyti pirmai tuos kelis argumentus. Gerai, padarykim kelis. Kiek pasižymėjau, keturis punktus pasižymėjau. Taip, pasitikiu, kad esi specialistas su patirtim, bet internete viešoje erdvėje matosi ir tikrai rimtų ir žinomų specialistų nuomonės. Tai nėra tokie, sakau, žmonės, kurie kriptografijos srityje vieni žinomiausių, paskiau, tarkim, IT rizikų forumo, ilgametis moderatorius, daktarė, kurie iš to savo, tiesiog mokslinį darbą rašė ir panašiai. Tai, iš to galime spręsti, kad yra įvairių nuomonių toj srityje, tarkim taip. Dėl Indijos pavyzdžio, žinai, bet čia, kamuolys į tavo vartus čia. Man toks palaikantis klausimas, nes atsiprašau, bet čia per paskutinį mėnesį buvo tų pačių olandų kartu su indais paruoštas filmukas, jis yra YouTube. Aš dabar gal ant kompiuterio staigiai nesuraščiau atidaryti, bet ten yra iš tikrųjų. Indai naudoja labai tokius paprastus kompiuterius balsavimo rinkimų apylinkėse. Tai ten tame filmuke demonstruojama, kaip per 30 sekundžių į tą kompiuterį įkišamas ekranėlis su papildomu čipu. Pavyzdžiui, ekranėlis rodo, ką reikia, o ne tai, kas suskaičiuota. Tai, yra tokie dalykai. Ir tiesiog dėl slaptumo norėčiau tau paprieštarauti. Pats mini, kad jeigu nori žmonės, tada susikuria tą slaptumą. Bet neužmirškim, kad yra tas principas, kad vienas žmogus vienas balsas. Tai jeigu kažkas perka balsus, tai jau nėra jo laikomasi ir yra žmonių, kurie nori tuos balsus parduoti, ar jie būna nesunkiai motyvuojami juos parduoti, arba sunkiai, bet motyvuojami. Tai manau, kad slaptumas yra tam reikalingas visgi, negalima jo lengva ranka taip atsisakyti. Norėčiau tau taip pat paprieštarauti, sakai, skaičiuotų bukas kompiuteris, kuris vienetukus nuliukus sudėjinėja, o ne verslas ar valdininkai, bet tai tas kompiuteris vadovaujasi tam tikrą programą, o tą programą rašo žmonės. Ir jisai bukai vykdo tas instrukcijas, kurias tie žmonės surašė. Tai tos instrukcijos yra šiuolaikiniuose kompiuteriuose ir informacinėse sistemose, pats žinai, jos yra labai sudėtingos. Ir dabar jau net mobiliam telefone turime tiek visko, kad sunku būtų pamatyti, suskaičiuoti kiekvieną vienetuką ir nuliuką tenai.
Na ir dėl to klausimo, ar piliečiai gali būti ribojami, ar emigrantam uždrausti balsuoti kažkokios rinkimuose, aš tiesą sakant nežinau, nesu labai prisirišęs prie savo nuomonės. Man atrodo, kad taip jiems reikėtų leisti balsuoti, bet, tarkim, savivaldybių rinkimuose galbūt ne, nes jie gali savivaldos rinkimuose balsuoti ten, kur jie gyvena tuo metu. Ar Airijoje, ar Ispanijoje, ar Kiprė, ar dar kažkur. Ponas Petrauskas norėjo. Taip. Aš norėjau padėkoti už puikią antireklamą e-demokratijai, nes tai yra kolega aiškiai įrodė, kad e-demokratijos nėra ir negali būti. Nes, pavyzdžiui, e-konsultacijos ten yra nuliukai, vienetukai ir kitas daiktas. Tai aš galvoju, kad aš porą metų man reikia dar palaukti, jeigu leidžiama tokia daryti pranešimą. Kodėl? Visi pranešimai daromi pro ir kontra. Tai, ką pasakė, mes su kolega esam kalbėję ir Seime prieš 2 metus, tai jis tą patį sakė. Ir man labai gaila, kad čia dabar organizatoriai aš tą po kito įspėjau. Sakau, kad gali būti taip. Jūs moderuokit. Turi visuomet būti pro ir kontra. Tai, ką pasakė neigiami, kodėl nepasakė teigiamų? Pavyzdžiui, kiekviena yra, pavyzdžiui, kodėl nepasakė apie tai, kad visi padaryta išvados ir visus atsakyti. Pavyzdžiui, JAV, kur buvo 2004 metų, yra atsakyta visus galim padaryti. Pavyzdžiui, tokie vaikiški tokie sakymai, kad, pavyzdžiui, gali pirkti balsus. Pavyzdžiui, estai tai padarė. Kad, sakysime, gali antrą kartą balsuoti. Ir galų gale gali balsuoti, tai yra numatyta algoritmai ir gali ateiti parduoti 18 kartų savo balsą, bet ateiti paskui tiesiai į komisiją ir prabalsuoti. Čia yra daug tų dalykų, bet aš noriu dar pasiklausti tada jau patį. Ar jūs esat interneto banko klientas, perkat kažką per internetą? Taip, aš esu. Kaip, bet palaukite. Kiek yra pavogta kortelių ir, pavyzdžiui, žinote, kad Anglijoje kainuoja vieno duomenų, kiek $8, kada teikia $8 ir per dieną pardaro maždaug 80 transakcijų parduoda, sakysim, duomenis. Tai jūsų vietų, jeigu jūs netikit tuo vienetukais, tai tikrai negalite naudotis. Tai viena. Antras daiktas. Jūs neginat mano kaip piliečio, pavyzdžiui, interesų. Aš, pavyzdžiui, neturiu laiko, aš gal važiuosiu tuo metu į Druskininkus ar kitur. Aš noriu, pavyzdžiui, prabalsuoti. Aš sutinku riziką, bet jeigu apvaginat visus žmonės, kad visi voks, visi pardavinės, tai estai pasakė, mes pasitikim visuomenį ir jie tą padarė. Jūs nepasakėt, kad Estijoje prabalsavo per rinkimus 30 000, tai sudaro nuo 800 000 iki 40%, jie nedarė įtakos. Ir tai, kad, pavyzdžiui, jūs nepasakėte, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje yra sudaryti standartai, kur jie atsako jūsų klausimus. Tai, ką jūs pasakėt, pavyzdžiui, dėl sistemos kokios, pavyzdžiui, yra paprastas daiktas. Yra reikalaujama, kad būtų prieš tai atliktas sistemos auditas. Sistema užantspauduota ir kaip informatika, žinot, kad negalėtų įeiti. Kad apgaut galima, tai, pavyzdžiui, perkant, parduodant ar kažkur internetu, apgaut galima daug, bet nuo to mes vis tiek perkam ir parduodam. Tai ir paskutinės toks atsakymas, dar pasakymas toks yra. Gyvenimas eina į priekį. Jeigu mes dabar, kur sako, e-kortelės, tai jūs jų nenaudosit, nes tai yra vienetukai. Aš paskaičiau paskaitą vienoj, prieš kokius 5 metus priejo apie e-parašą. Priejo prie manęs vienas pilietis pagyvenęs, sako, aš esu juriskonsultas stambios firmos. Aš žinau, kad yra įstatymas e-parašo. Bet tenai vienetuką aš netikiu. Man ką kompiuteris, pavyzdžiui, tą e-parašą finansiniuose dokumentuose man ten pasako. Bet sako, aš žinau, kad teisiškai aš turiu įpriimti, bet aš nematau. Dokumentą aš pamatau, kad reiškia parašas, antspaudas yra. Bet aš nematau. Tačiau aš turiu daryti ir daro, ką daryti. Todėl e-balsavimas tai yra smulkus dalykas, kuris tam bendram kelyje neturi esminio daikto. Tai, kad jums nepatinka kitas daiktas, bet būkit malonus, jeigu jau sąžiningas esate. Prieš save ir prieš Lietuvą, kuri žiūrit. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs norit vadintis, čia neįra, kad aš Lietuvai. Lietuva man, nes jūs turite savo nuomonę, jūs ją iškėlėte, bet nepasakėte nieko prieš jūsų argumentus. Pavyzdžiui, jeigu aš kalbėdamas, pavyzdžiui, kaip mokslininkas, aš pasakyčiau, būdamas sąžiningas, aš pasakyčiau, yra, pavyzdžiui, tai yra taip standartas, yra tarp kito programavimo kalba specialiai parašyta balsavimams. Yra apie auditą, yra daug tų dalykų, kuriuos jūs nepaminėjote.
Tai pavyzdžiui, sakau, tikrai aš tada išklausęs, ir jeigu esminis daiktas toks, kad mes netikim e-parašu, mes netikim tuo, mes vadiname, kad kompiuteris yra bukas, nors tai yra jame įdėta žmonių interesas ir visą galime ir apsaugoti tą, ir sumodeliuoti ir kitą, ir tai gyvenimas bus į priekį, eis daugiau. Taip pat, pavyzdžiui, bet sakyti, kad mes einam į ateitį, į praeitį, eikite jūs savo, bet leiskite kitiem eiti į priekį. Na, jeigu galima. Aš norėčiau daryti diskusiją tarp žmonių, turėjom dar vieną klausimą, tai manau, išklausykime ir kitų. Taip, Jūras Naudžius, tiesiog viena vertus norėjau užduoti ir klausimą pranešėjui ir kita vertus reaguoti pirmąjį pranešėją. Galbūt pranešėjo Emilijui norėčiau paklausti dėl konstitucinių dalykų, kad kaip kitose valstybėse buvo įvertintas šitas klausimas konstituciškai, nes akivaizdu, kad su konstitucija kertasi. O pirmojo pranešėjo norėčiau galbūt taip pat demagogiškai paklausti, tai jūs norite iš manęs atimti pasitikėjimą rinkimais, nes aš tokiais rinkimais nepasitikėsiu. Ačiū. Mes galime nedaryti, aš atsakau, nedaryti ir nei e-konsultacijų, nei e-demokratijos, kol nepasitikime. Ir nepasitikit e-pirkimais, ir nepasitikit e-aukcionais, ir nepasitikite e-bankais, mes galim to visko nedaryti arba daryti. Čia nedemagogiškai, čia yra faktas, yra toks. Bet nemaišykime e-demokratijos visų brandos skirtingų lygių ir e-balsavimo, kuris yra tik paskutinis aukščiausias brandos lygis. Jis nėra aukščiausias lygis, jis yra vienas iš tų, bet visai nebūtinas elementas. Jo gali nebūti, bet jeigu mes e-konsultavimo taip pat turėsim daryti, pavyzdžiui, su elektroniniu parašu ir kitu. Bet tai nereiškia, kad jis būtinas, gali bet kuri šalis jo atsakyti. Aš, pavyzdžiui, visai neskaitau, kad e-balsavimas turi būti, bet ir kad Lietuvoje turi būti. Aš, pavyzdžiui, pats neskaitau to. Man tai visai nebūtina yra, nes tai nedaro didelio poveikio. Bet, pavyzdžiui, bent jau būkim sąžininkai tiek, kad pasakytume vieną ir kitą nuomonę. Tai aš tik tiek sakau. Ir tai nėra aukščiausias lygis. Čia yra visai kitas daiktas. E-dalyvavimas. Galbūt tos klausimus būtų galima padalinti tiesiog kitą prizmę. Anonimiškas dalyvavimas ir neanonimiškas. Nes mes šnekame apie problemas, kurios atsiranda, kai yra anonimiškas balsavimas ir anonimiškas dalyvavimas. Visur kitur, tiek banke, tiek konsultavimės ir dalyvavime, mes save identifikuojame. Ir problemos ir problematika yra absoliučiai skirtinga. Emilis kalba, mano supratimu, būtent apie problemas, kurios kyla dalyvaujant anonimiškai. Aš galiu pasakyti, kad yra sprendimai, kurie tą užtikrina, kaip pavyzdžiui, jį dar galima, tai yra užtikrina 2 e-parašais. Ne vienu, bet 2. Kaip padaryti tą anonimiškumą. Bet tai čia yra techniniai sprendimai, galima juos tobulinti, galbūt kitą, bet tai yra tokie sprendimai. Ten dar prašau. Sveiki, labai įdomi diskusija. Simonas Grigonis, Jaunųjų konservatorių lyga. 2 dalykus. Visų pirma, labai norėčiau padėkoti už labai gerą pristatymą Emiliui ir jam iškart klausimas, kaip pat žiūrit į pareigojimą balsuoti. Tiesiog jeigu pilietis save laiko pilietišku, tai jis turi ir dalyvautose rinkimuose. Ir pirmajam prelegentui toks pastebėjimas, jeigu jūs iš anksto ruošitės važiuoti Druskininkus, iš ryto pabalsuojat ir važiuojat, turbūt čia problemos nėra, ar ne? Taip dar paprašysiu tą. Neringa Mickevičiūtė, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovė. Iš tikrųjų, nemanau, kad aš atstovausiu organizaciją savo pasisakymu. Aš norėjau padėkoti Emiliui už pranešimą. Ne visai sutikčiau su pirmu prelegentu, kad jis nepasakė rizikų arba gerų pusių. Tai buvo ir aš dėkoju už nuomonę išreikštą ir pakankamai edukuotą nuomonę. Kas liečia Estijos pavyzdį, mes šnekėjom su Estijos kolegomis ne kartą ir jų džiaugsmas dėl rinkimų ir kad galima balsuoti ne vieną kartą ir taip apsisaugoti nuo papirkinėjimo. Tai praktiškai įsivaizduokit atvejį, kad prie rinkimo apylinkės aš ateinu su laptopu, atsisėdu ir laukiu, kas man sumokės, prabalsuoju vieną kartą, ateina kitas kandidatas, prabalsuoju už jį ir galiausiai po to pareiškiu savo nuomonę. Tai aš nežinau, ar tai pasiteisina principas vienas rinkėjas, vienas balsas. Tai man atrodo visiškai nekonstituciška ir labai neatsakinga, stengiantis įgalinti visuomenę ir stengiantis visuomenę padaryti pilietišką. Kas liečia Indiją, tai manau, prieš porą mėnesių nuskambės faktas, kad 2 milijonai piliečių buvo išsiųsti gatves skaičiuoti, kiek apskritai Indijoje yra piliečių. Tai man kažkaip kertasi šiek tiek su
elektroninių balsavimų ir įgalimų visos Indijos. Tai tikriausiai tiek. Dar 2 klausimai tada būtų. Aš gal pirmą Džiugų ir tada jums, gerai?